Euras 50 100 km. Ar tai įmanoma? Taip, nes su šituo elektriniu motoroleriu jūs galite nuvažiuoti 100 km už eurą 50. Jeigu kilovatvalandės valandą 0,20 euro centų arba 0,25 euro centų. Tai tada tilpsite į eurą 50. Norim pristatyti jums A009 elektrinį motorolerį, kurį galite įsigyti mankis.lt. Šitas galingas 1500 W elektrinis motoroleris turi dvi opcijas – ličio jonų baterija ir grafino baterija. Viena brangesnė, kita pigesnė. Kokie trūkumai pliusai parašysim aprašymą. Taip. Ką dar gali šis motoroleris? Palei gamintojo parametrus gali nuvažiuoti 60 km. Ne veltui 200 kg atlaiko, nes teisiškai jūs gali dviese važiuoti su tokiu motoroleriu. Tik prisiminkit, jeigu važiuoja 2 po 100-200 kg, tikrai nenuvažiuosit maksimalaus atstumo. Čia jums ne benzinas. Bet jeigu jūs sverit, pavyzdžiui, kaip aš, 92 kokius, pavyzdžiui, tai tikrai su juo, aš manau, galite nuvažiuoti netaupant kokį 50 km. Jeigu taupysit, važiuosit ekonominiu režimu, nepavalgę ryte, galite nuvažiuoti ir apie 60, jeigu kažkas dar stums, vėjas pūs iš galo. Ne, visada turėkite omeny, kad maksimaliai kokį rašo atstumą, tai čia yra tobuliausiam sąlygom, jeigu čia vairuotojas sveria 60, jeigu važiuojat lygių kelių, ekonominiu režimu, nespaudžia daug gazo, tai realiai gyvenime tokių situacijų beveik nebūna, todėl numinusuokit šiek tiek kilometrų. Taip, ateikit čia operatorių, parodysiu, kokių čia yra pribambasų. Taip, sukat raktelį, užsidega displėjus. Labai gražus, inovatyvus, rodo, kada galite važiuoti. Jeigu spaudžiat stop, užsidega, kad stopas, rašo jums voltažą, galite įsijungti apšvietimą. Jeigu jungsit ilgą, užsidegs ilgas, kaip automobilį, kad ilgas apšvietimas yra. Taip, posūkiai, žiūrėkit, rodo, į kurią pusę rodot posūkį, kad nepamirštumėt, kai važiuojat, kad išjungti reikia. Turi garso signalus. Ir pats įdomiausias, galite įsijungti parkingą, ne? Nu, kaip mašiną. Ir kas tada, kad važiuojat, tai šitą įsijungia tam, kad netyčia nepagazuotumėt ir neišlėktumėt. Bet dar įdomesnis dalykas yra, kad jis turi atbulinį. Va, laikot ir važiuojat. $1500 W variklis, 60 V ir 20 Ah baterija, jeigu pasirinksit ličio jonų. Galite rinktis ir švininę, kurios talpa bus didesnė, 32 Ah, tai vadinasi, galite šiek tiek toliau nuvažiuoti. Galite krauti per maždaug 7-8 valandas. Ką dar čia turim? Turim gale daiktadėžę, į kurią galite įsidėti šalmą, kažkokį lauknešėlį ar kažką iš parduotuvės. Taipogi turim čia dar dėžę, kuri čia su rakteliu atsidaro. Čia mes laikom pakrovėją ir visus čia dokumentus, bet čia irgi galite įsidėti arba šalmą, arba kažką susidėti naudingo, ką norėtumėt, pavyzdžiui, užrakinti. Ne? Tiek šita vieta yra po raktu. Todėl taip lengvai čia jau vidų nepateksit. Ką dar matom šitą motorolerį, tai kad turi tokius gražius LED apšvietimus, tada LEDinės žibintus, ilgos ir trumpos lempos. Tai kadangi jis yra registruojamas, tai tie žibintai viską šviečia kaip priklauso, ne kažkur į viršų, nes kitaip jo neprisiregistruotumėt ir technikinio nepraeitumėt. Tai jisai atitinka visus europinius standartus ir drąsiai su juo galite važiuoti keliais. Taip, ką dar galim apžvelgti? Amortizacija. Pažiūrėkim, ar jinai yra imitacinė, ar tikrai veikianti. Tai pavažiuojam priekį, stabdom, amortizuoja. Netgi girdis, kaip amortizatoriai suveikia. Žiūrėkit, čia kokį turim dalykiuką. Čia kas galvojat, kam čia skirta? Aš manau, kad čia yra skirta pasikabinti kokį maišelį, jeigu kažką nusipirkot, arba jeigu turit šalmą, tai čia galima per tą šniurelį, kur šalmą susikabina, čia šalmą pasikabinti. Čia, žiūrėkit, butelių kaip tik padaryta dėžutė, pavyzdžiui, vandens, kažkokio gėrimo, ar kažkam, ką norėtumėt, čia įsidėti yra kaip tik vieta. Turit USB kištuką, galite pasikrauti telefoną ar kažkokį kitą savo įrenginį, navigaciją ar dar ką naudotumėt. Taip, ką dar šitas motoroleris turi, tai 3 greičius. Tai vadinasi 3 greičiai kamera, realiai galėtumėt su rankena
riboti savo greitį, bet kad nereiktų jums ten galvoti, kiek laikyti. Pavyzdžiui, norit važiuoti maksimaliai ant 15 km/h ir kad nereiktų jums ten tą rankeną pastoviai tą gazą reguliuoti, pasirenkat pirmą greitį ir jūs važiuosit stabiliai vienu greičiu. Įsijungit antrą greitį, važiuosit vidutiniu to greičiu ir įsijungit trečią greitį, maksimaliai galėsit su juo važiuoti netoli 50 km/h. Tai bus komfortiškai, galėsit dalyvauti eisme su visais automobiliais ir nesijausit kažkokie nuskriausti. Kaip ir visos mūsų elektroninės transporto priemonės, šita turi pultelį. Gerai, mūsų ne visos, kai kurios neturi, bet didžioji dauguma turi. Tai vadinasi, sustojat prie parduotuvės ir baisu, kad netyčia jokas nenutemptų, neišneštų ar dar kažkas, nes išnešti sunku būtų, bet nutempt galėtų, paspaudžiat užrakinimą, užsirakino. Tada vagis ateina prie jūsų motorolerio, sako, o, koks gražus, iš kur čia pirkot, iš Mankiaus, gerai, pavoksim. Pradeda vežti ir jis pradeda kaukti. Jeigu dar kartą veš, bus ir užrakinsiu. Ir tada jisai pradeda blokuoti galinį ratą, neleidžia stumti motorolerio, tai vadinasi iš vietos jisai nebent jį paneš. Galim patikrinti, ar įmanoma panešti paprastam eiliniam žmogui, kaip aš. Neįmanoma. Šito motorolerio svoris plius minus, manau, su baterijom bus apie 100 kg, nu gal 90 kg. Taip, kad nunešti jo vienam irgi sudėtingai pavyks, bet gali įsikelti mikriuką ir įsivežti. Todėl nepalikit bet kur ilgą laiką, dėl to, kad rimtas geras daiktas. Tai yra 2 kojelės, kaip benzininiuose motoroleriuose. Galit pasistatyti standartiškai visas, kad stovėtų tiesiai, arba galit, jeigu patinka, ant šono paremti. Tik nepamirškit, kad šitą kojelę, jeigu jinai yra atlenkta, jisai nevažiuos, dėl to, kad netyčia nenuvirstų. Tai yra toks kaip saugiklis įdėtas. Dega tiek numerių apšvietimas, tiek galinis stopas, jeigu stabdot, reaguoja. Taip. Ką dar čia galė turim? Tai turim diskinius stabdžius, aišku, standartiškai visuose hidrauliniai diskiniai stabdžiai stovi. Variklis stovi rate, kaip matote, montuotas. Pačios baterijos, ar tai būtų grafino, ar būtų ličio jonų, tai jos stovi dažniausiai po sėdynę šitoje vietoje. Tai yra 2 opcijos, galite rinktis grafino, galite rinktis ličio jonų. Yra net dar variantas rinktis 2 ličio jonų baterijas ir įsidėti dar jos čia į šitą ertmę tuščią ir vieną ten, kur standartiškai baterijos stovi. Kalbant apie baterijas, kada reiktų rinktis ličio jonų baterijas, kada reiktų rinktis grafino baterijas. Tai jeigu motorolerį laikot šiltai, pavyzdžiui, šildomam garaže ar kažkur sandėliukė, kur galite įvežti, tai galite rinktis ir grafino baterijos, nes jos yra netokios atsparios šalčiui ir jas jau sunkiau iš motorolerio išimti. Jeigu neturit kur laikyti motorolerio šiltai, siūlytume rinktis ličio jonų bateriją, nes ją lengviau galėsit išimti ir galėsit namuose pasikrauti ar per žiemą laikyti, jeigu nenaudosit motorolerio. Tai gerai apsvarstykit, kokią bateriją, koks baterijos tipas jums labiau reikalingas ir palytai siūlom įsirinkti. Jeigu norėsit daugiau konsultacijos, visada paskambinkit, parašykit mums, padėsim įsirinkti tinkamiausią jums tiek motorolerį, tiek bateriją prie jo. Dar norim ką pabrėžti, kad 09 modelis turi 12 solių ratus, standartiškai kiti motoroleriai turi 10 solių ratas. Tai koks privalumas turėti didesnius ratus, tai jūs su jais tikrai jausite stabiliau ant kelio, jausit didesnį komfortą, mažiau jausit visokias duobes ir mažiau pats motoroleris gaus visokių smūgių ir visokio kitokio kontaktų. Jūs galite jį vairuoti su standartinė B kategorija, tai vadinasi, jeigu turit B kategoriją, turit ir AM kategoriją. Jeigu neturit B kategorijos, galit praklausyti kursą ir įsilaikyti AM kategorijos teisės, tada galėsit su šitokiu motoroleriu dalyvauti eisme. Tai jeigu norit pirkti registruojamą, reikės jam vis tiek kažkokios kategorijos. Jeigu neturit galimybės įsilaikytos kategorijos, galit pirkti neregistruojamą ir važinėti be jokios kategorijos ir be teisų. Mes turim didžiausią elektrinių motorolerių pasirinkimą. Čia yra tik 2, bet internete yra begalybė. Ką galim jums pasiūlyti? Turim registruojamą 1500 W ir neregistruojamų, ten gali būti 500, 800 iki 1000 W. Tai su registruojamais jūs galite prisiregistruoti ir važiuoti su teisėm. Jeigu neturi teisų, važiuoti su neregistruojamais. Tai šiuos visus motorolerius rasit kur? Pas mus mankius.lt.